Statistiniai duomenys rodo, kad dauguma jaunų vyrų iki 30 metų neturi savo poros. Dar prieš porą dešimtmečių tokie faktai būtų absoliučiai neįsivaizduojami, kai kalbame apie tokias problemas kaip mažas gimstamumas ar prasta visuomenės psichologinė būsena. Tad metas išsiaiškinti, kas čia nutiko. O nutiko toks dalykas, kuris vadinasi pažinčių programėlės. Per visą civilizacijos istoriją vyrų ir moterų santykiai iš esmės būdavo ekonominiai. Moterys tekėdavo už vyrų tam, kad gautų prieigą prie jų resursų. Todėl vyro socialinė padėtis lemdavo jo šansus susirasti žmoną. Jeigu būdavote turtingas, tai reiškia, kad gausite merginą, nes moterims reikėjo, kad kas nors jas išlaikytų. Tačiau šiais laikais moteris gali pačios dirbti arba gauti socialinės paramos iš valstybės, tad joms nebeaktualu stengtis gauti vyrą dėl jo pinigų. Jeigu pažiūrėtume į žemėlapį, išsivysčiusiose visuomenėse porų amžiaus skirtumas yra apie 2,5 metų, o tuo tarpu skurdžiose šalyse gali siekti 10 metį. Taip pat mes turime šią įdomią statistiką, kuri rodo, kad 2/3 jaunų vyrų neturi poros, tuo tarpu toje pačioje amžiaus kategorijoje tik 1/3 merginų sako, kad yra vienišos. Taigi kyla abejonė, pagal kokius kriterijus merginos renkasi vaikinus, jeigu amžiaus skirtumai poroje būna minimalūs, taigi tai nėra pagal pinigus arba socialinį statusą. Tai vienintelis dalykas, ką šie vaikinai gali turėti tokio, kas patinka merginoms, tai yra jų išvaizda. Ko jums nesako aferistai santykių ekspertai yra tai, kad ta priežastis, kodėl jūs neturite merginos arba kodėl turite santuokos problemų, yra todėl, kad jūs esate negražus. Kai kalbame apie grožį, turime omeny ūgį ir veido bruožus. Proporcingas veidas, medžiotojo akis, aštrūs ir taisyklingi kampai, liesas kūno sudėjimas, sveiki ir gražūs plaukai yra tie dalykai, kurie merginoms yra patys svarbiausi. Šitie visi bruožai yra genetiniai ir jų neįmanoma pakeisti. Aš rekomenduočiau tik nenutukti ir stengtis nenuplikti. Dauguma vaikinų, kai nori patobulinti savo išvaizdą, tiesių taikymų keliauja į sporto salę, net negalvodami, kad raumeningas kūnas su negražiu veidu atrodo 2 kartus labiau apgailėtinai. Pagal išvaizdą vaikinus galima suskirstyti į 4 pagrindinės grupės. Žemiau vidutinio, tai vaikinai, kurių išvaizda prastesnė negu vidutinio žmogaus, jie žemi, pliki, turi negražių veido bruožų. Šie vaikinai merginas gąsdina ir yra joms baisiai atgrasus, tad jeigu priklausote šiai kategorijai, tai net nesiartinkite prie moterų dėl savo pačių saugumo. Toliau reikiuosi vidutiniokai, jie sudaro absoliučią daugumą vaikinų. Jeigu žiūrite šį įrašą, tai turbūt ir esate vidutiniokas. Šie vyrai turi vidutiniškus veido bruožus, moterims jie nesukelia nei neigiamų, nei teigiamų emocijų ir dažniausiai yra tiesiog ignoruojami arba tampa moterų draugais bei greitais pakaitalais, kai jai sueina 30. Toliau mes turime aukštesnių nei vidutinių arba mažųjų alfa klasę. Šie vaikinai turi patrauklius veido bruožus, bet nėra iki galo tobuli, turi vieną ar kitą trūkumą. Merginos juos dažnai naudoja, kad gautų dėmesio. Ši kategorija yra pati bjauriausia, kurioje galima būti, nes merginos į jūs reaguoja permainingai. Ir galiausiai paskutinė kategorija yra patrauklus vaikinai, jie aukšti ir turi idealius veido bruožus. Visos merginos apie tokius svajoja ir jeigu esate šioje kategorijoje, jums gerai seksis tiek bendravimas gyvai, tiek per pažinčių programėlės. Merginos padarys viską, kad įgautų jūs. Taip pat kalbant apie pasiteisinimus, merginos ir visuomenė nurodys bet kokią priežastį išskyrus jūsų išvaizdą, kai reikės paaiškinti, kodėl jinai nori ar nenori bendrauti su jumis. Jos sakys, kad tai jūsų bendravimo įgūdžiai, charizma, pasitikėjimas savimi ir kitos panašios bereikšmės nesąmonės. Dabar pažiūrėkime, kaip ši mūsų nuostabi teorija atrodo realybėje. Jie patvirtina ir pažinčių programėlių informaciją, nes dauguma porų susitinka būtent ten. Pažinčių programėlėse pirmiausia vyrų yra mažiausiai 3 kartus daugiau negu moterų ir ten vienintelė informacija, kuria remiantis merginos atsirenka vaikinus, yra pagal jų nuotraukas. Tai jeigu mes suskirstume vaikinus į persintelius pagal tai, kiek simpatijų jie gauna, viršutiniam 1% tektų 16% simpatijų, kas reiškia, kad vienam vaikinui tenka 16 merginų. Tuo tarpu viršutiniams 10% vaikinų atitenka 60% visų simpatijų. Taigi vienam vaikinui, padarius matematiką, tenka 2 merginos, o tuo tarpu antram 10% persintilių tenka jau tik 20% likusių simpatijų. Taigi 3 vaikinams lieka 2 merginos ir šie vaikinai jau pažinčių programėlėse negali sėkmingai ieškoti merginos, nes sąlygos jiem jau per daug nepalankios. O apie likusius tai jau nebėra ką ir kalbėti. Taip pat mes turime ir kitą grafiką, kuriame merginų buvo paprašyta įvertinti vaikinų išvaizdą ir mes matome, kad jų nuomonė 80% vaikinų yra žemiau vidutinio.
Taigi susidaro tokia sistema, kur keletas itin patrauklių vaikinų tiesiog susirenka visas merginas. Merginoms tai reikia atsidaryti Tinderį, paspausti kelis mygtukus ir po 15 minučių patrauklus vaikinas jau prie jos durų. Jokių moralinių pasiekmių, jokių pastangų stengiantis bendrauti ar apsimesti, kad jai rūpi jo emocijos, tik greitas pasitenkinimas. Iki atsirandant socialiniams tinklams merginos turėjo pasitenkinti keliomis galimybėmis savo draugų ar pažįstamų rate, tačiau dabar jos gali rinktis iš visų vaikinų esančio aplink jas, tad jų standartai automatiškai kyla ir vis daugiau vaikinų lieka be poros. Jeigu mes leisime, sakykime, 2% patraukliausių vaikinų varyti per mergas tiek, kiek jie nori, tai labai greitai laisvų merginų tiesiog neliks, nes vienam vyrui per 10 metų apturėti 30-40 moterų tikrai nėra sudėtinga. Todėl jeigu nepriklausote patraukliausių vaikinų kategorijai, liksite ant ledo. Jūs galite bandyti praturtėti ir paskui bandyti gauti moterų už pinigus. Arba būdamas garsus, arba kažkaip kitaip joms praktiškai naudingas. Nes po 30 metų moteris ima prarasti savo išvaizdą, tad patrauklus vaikinai jų nebenori, todėl jos atsigręžia į vidutiniokus, suvilioja juos tam, kad jie suteiktų saugumo ir finansinių išteklių, bet kadangi jos jau prieš tai yra buvusios su velniu žino kiek visapusiškai už jūs geresnių vaikinų, jūs jai niekada nebūsite patrauklus ir negerbs jūsų. Tarp jūsų bus mažai intimumo, ji bus neištikima ir galiausiai išsiskirs su jomis. Bet vis tiek sugalvos, kaip dėl visko apkaltinti jūs, nors jūs nebūsite padaręs nieko blogo. Ačiū už dėmesį.